Žinau, kad jau naudojate Warehouse ir tikrai pakankamai senai, bet šiandien iš tikrųjų kviečiu Warehouse pažinti iš naujo. Neretai kas iššoka į Warehouse, tiesiog parašo, ko ieško ir tada atsitiktiniu būdu ieško modelių. Bet Warehouse turi labai įdomių filtrų pačių modelių ir jeigu žinome, kaip su Warehouse elgtis taisyklingai, realiai galime gauti rezultatus kur kas greičiau, kur kas tiksliau, ir aišku, kur kas lengviau ir įdomiau dirbti. Tai šiek tiek noriu pristatyti Warehouse iš naujo. Tai pradėkime nuo pradžių. Tai kai pasileidžiame Warehouse ir ateiname į Windows ir 3D Warehouse, pasileidžia tinkamai Warehouse'as. Ir čia galime pradėti ieškoti modelius. Jeigu į Warehouse naudojate seniau, greičiausiai pastebėjote, kad šiek tiek pasikeitęs yra user interface'as, bet labai nedaug ir plus labai naudinga pusė. Tai pasižiūrėkime, ką mes galim rasti. Tai pirmiausia, jisai mums leidžia search for content, ieškoti turinio. Ir čia atsiveria pati įdomiausia dalis, kad mes turinio galime ieškoti labai skirtingai ir labai įdomiais būdais. Tai realiai, kaip pavyzdys, pradėkime nuo pat pradžių, mes galim tiesiog įrašyti, pavyzdžiui, sofa. Ir jisai mums sofas. Ir čia prasideda pati įdomiausia dalis. Pažiūrėkit. Yra models, catalogs, collections, tada prie modelių rašo life, kitur rasite dynamic. Tai tu mes turime tekstų, kurie indikuoja, kad tai modelis yra visai kitoks ir netgi jo paskirtis gali būti visai kitokia, negu jūs ieškot. Tai susipažinkim iš naujo su Warehouse. Tai pradėkime nuo to, kad kai ieškom Warehouse su tekstu, mes galim rašyti, ko ieškom. Ir čia galime ieškoti pagal daikto pavadinimo, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dabar ieškau sofą, tai rašiau sofą. Bet jeigu mes ieškom sofos konkretaus gamintojo, mes galime rašyti ir gamintoją. Turėkit omeny, kad tą patį daiktą galime ieškoti skirtingais būdais. Tada noriu supažindinti, kokių skirtingų modelių būna. Ir va čia yra šiek tiek keli pavyzdžiai. Tai pradėkime nuo paprasčiausių dalykų. Kai mes pradedam ieškoti modelių, jis mums siūlo ieškoti products arba models. Dabar kur tai randam? Dabar įrašom kaip pavyzdys, tarkim, Windows. Ir paleidus, kad mes ieškom Windows ir atėjus prie filtrų, pažiūrėkit, yra All Results, Products, Models. Tai dabar kuom jie skiriasi? Tai All Results, jis turi minį, kad tai bus ir produktai, ir modeliai. Ok, o ką tai iš viso reiškia? Tai Products yra ta kategorija, kurioje sukėlė patys gamintojai. Tai kaip pavyzdys, tarkim, jeigu ieškome interjero dizainui skirtų modelių ir mes ieškom elektronikos įvairių dalykų, elektros, pavyzdžiui, Schneider, arba ten buitinės technikos Bosch, arba tam tikrus langų gamintojus, tai products būtent ir ieško, kas yra products. Ir pažiūrėkite, jeigu tai yra produktas, prie produkto, kurį įsifiltruojam, rašo ir indikuoja, kad tai yra produkt. Tai produktus kelia gamintojai, patvirtinti SketchUpo pačio gamintojo ir atitinkamai bendruomenės. Dabar jeigu grįžtų prie filtrų ir vietoj products pasirinksiu models, paspausiu apply, tai prie tokių modelių dažniausiai nieko nerašo. Tai dabar turėkite omeny, tai models realiai yra bendruomenės įkelti modeliai. Ir jeigu jūs sugalvotumėt bet kokį savo modelį paimti ir užuploadinti, tai jūsų įkeltas modelis būtų įdėtas į models kategoriją, ne į products, o į models. Tai dabar ką tai reiškia mums? Tai realiai reikėtų įsivertinti, ko mes ieškom. Jeigu mes žinom gamintojai arba norim tiesiog pažiūrėti gamintojų rezultatus, einam per products. Jeigu mums tai yra bendriniai modeliai, pavyzdžiui, ieškote tiesiog įdomių formų šviestuvų arba įdomių formų stalų, tai galite naudoti arba all results arba atitinkamai models. Dabar nenoriu sudaryti įspūdžio, kad models, kadangi tai yra bendruomenės modeliai, jie yra prasti. Jie yra nepatvirtinti gamintojo, bet gal jie ir nėra iš gamintojo. Tai turėkite omeny, kad bendruomenės sukurti modeliai gali būti labai 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 geri. Dabar kur slypi pavojai? Tai naudojant models kategoriją atsitinka toks dalykas, kai mes ieškom ir modeliai būna netinkamo dydžio. Pavyzdžiui, jie dirbo su kitais matavimo vienetais arba modelį konvertavo iš kitos programinės įrangos, ten tarkim įsikėlė iš Rhino, iš SolidWorks'o, Inventoriaus ir visų kitų produktų ir gaunasi, kad tie modeliai net netitinka realaus dydžio. Ir aš manau tikrai turėti tokią situaciją, pasisintėt arba langą, arba kokią sofą ir jinai tapo jūsų viso pastato dydžio.
Okay? Tai čia rodo, kad modelis nėra patikrintas ir galite visko rasti. Dabar yra atnaujinimas ir turime netgi apsaugą ir nuo to. Tai pradžiai reiškia, mes įsirenkam arba gamintojo produkts, arba tinkamai bendruomenės models. Ir yra nauji filtrai, dabar perinam prie kitų filtrų. Yra Certify Content. Labai geras dalykas. Kaip pavyzdys, vėl grįžtam, vėl grįžtam prie sofa. Ir kai mes ieškom, čia rašo filtras, kad models, aš galiu tą filtrą išjungti arba čia, arba paspausti, kad ieško visų rezultatų. Man dabar ieško ir modelių, ir produktų, bet aš nenoriu turinio, kuris yra niekaip nepatikrintas ir tam tikrą prasme nepanaudojamas. Tai aš dabar galiu grįžti prie filtrų ir šiek tiek žemiau paėjus yra Certify Content. Uždėjai šitą varnelę, dar paspauskime ant šito, rašo Product meets 3D Warehouse Certification Standard for Quality and Usability. Ir ką tai iš esmės reiškia, kad jie gražiai aprašo, kad modelis turi būti suorientuotais face'ais, turi būti scale, turi būti estetika, turi būti materialsai su atitinkama rezoliucija, kur naudoja tekstūras ir panašiai. Tai žiauriai geras dalykas. Tai uždedam šitą varnelę, paspaudžiu Apply ir atitinkamai jau prie mūsų filtruoto elementų rašo, kad tai yra Certify. Tai šiuo atveju du elementai yra, tai yra Certify ir tai yra Product, tai reiškia, kad tai yra Certify ir matau, kad čia gamina Event Furnishing ir atėjus pas juos, aš atitinkamai galiu rasti jų modelius, produktus, kurie atitinka ir sertifikuoti, reiškia, jie bus atitinkamo dydžio. Ne visur rasite produkt, nes ne visi produktai vien tik tais yra, kai kurie modeliai yra tik sertifikuoti. Tai čia pirmas toks momentas, kurį reikėtų žinoti. Aišku, už čia irgi slypi vienas mažas pavojus. Galite atsidurti tokioje situacijoje, kad jeigu ieškosite pakankamai siaurai, pavyzdžiui, įsijungsite, kad jums reikia būtent tik tais produktų, reikia ieškoti sertifikuoto kontento, reiškia, kuris yra atitinkantis tam tikrus kriterijus, jūs susiaurinate labai paiešką. Tai jeigu ieškom labai konkrečių gaminių, tai labai geras dalykas. Jeigu ieškom paprastų elementų, gali būti šitie filtrai reikalavimai pertekliniai. Pavyzdžiui, turite kambarį ir į kambarį interjero elementų norėtumėte dėti, pavyzdžiui, vazą. Tai vaza nebūtinai turi būti iš produkto, nebūtinai turi būti sertifikuota. Gali būti tiesiog kažkieno įdėta graži vaza. Tai čia irgi reikėtų prieš filtruojant pagalvoti, ko mes atsisakom, nes kiekvienas filtras atitinkamai mažina šansą surasti norimą produktą, bet trumpina ir laiką paieškos. Čia reikėtų įvertinti. Dabar, kai mes jau žinom, kas yra Certify Content, galime važiuoti šiek tiek žemiau. Yra du dalykai, tokie kaip Dynamic Component ir yra Live Component. Tai dabar ką jie reiškia? Tai dabar čia atrodau keli elementai. Iš pirmo žvilgsnio jie niekaip nesiskiria. Tai jeigu ar paimsime Certify Content, ar Live Component, ar Dynamic Component, netgi atėjus į Outlinerį, tai niekaip nerodo, kad jie yra kažkokie kitokie. Nors realiai jie skiriasi labai stipriai. Dabar kuo mes skiriasi? Tai pirmiausiai nueinam vėl į 3D Warehouse ir pavyzdžiui įvedu, kad aš ieškau window ir kad ieškom įsijungime dinaminių komponentų. Tai Dynamic Components, spaudžiu Apply ir man dabar jisai filtruoja Dynamic komponentus. Ir pasiemam, kad ir atsitiktinį modelį, paspaudžiu Download, skelkime jį į projektą ir pasidėkim. Tai dabar ką reiškia tas Dynamic Component? Tai Dynamic Component, jeigu taip labai jau vaizdžiai pasakius, tai tiesiog komponentas, kuris turi tam tikrą programavimo dalį. Ir atėjęs į pagrindinį meniu į Window, mes turim Component Options ir atėjus pagrindinį meniu ir Component Attributes, kaip jis buvo sukurtas su tam tikrom matematiniam, pavadinkim, formulėm. Ir jisai rodo, kaip buvo sukurtas. Ir jisai gali išlaikyti tam tikrą dydį, jisai gali turėti tam tikrus apribojimus ir pavyzdžiui, įjungiam Scale ir jisai Scale turi tokį. Ir pavyzdžiui, pastebėkite, šitas dinaminis komponentas, jeigu aš panaudoju Scale, rėmas platėja, bet tik paleidus jisai rėmą sutvarko. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, iš šonus padaryčiau, rėmas platėja, bet rėmas tvarkė. Bet kažkur nušoko. Dabar geras dalykas yra, kad kai mes keičiam šito konkrečiu objektu jo dydį, tai keičiant dydį, pavyzdžiui, išsaugo rėmų storį. Labai geras dalykas.
Bet čia vėlgi reikia atsirinkti. Tas kodas, matematinis kodas, kuris yra parašytas prie component attributes, jis negarantuoja, kad jis bus gerai parašytas. Nes kaip pavyzdys, aš pats galėčiau sukurti dinaminį objektą, pažymėti, kad tai yra dinaminis objektas ir įdėti į biblioteką, warehouse. Bet ar ten aš būsiu gerai sukūręs? Who knows? Gal? O jeigu būsiu palikęs klaidą, tai tą klaidą vis ir pasisiūsim. Tai iš tikrųjų su dinaminiais komponentais dažniausiai juos panaudosite, tarkim, kaip langai. Labai patogu yra turėti langus. Ir pavyzdžiui, dar noriu parodyti, tarkim, prasiūskime dar vieną dinaminį komponentą. Ir atidėkime dinaminį komponentą, vėl nueikime į Window Component Options. Tai čia jau yra sukurtos opcijos per šitą visą funkcijų kratinį. Atitinkamai mums leidžia pasirinkti tam tikrus dalykus. Ir paspausti apply, ir mums leidžia keisti langą, jo storį, dydį. Ir jeigu, pavyzdžiui, panaudokime scale, pažiūrėkime, kaip jisai reaguos. Panaudokime scale. Ok, suveikia. Padarykime, kad įskirstimų langų būtų vos tik 2. Ir veikia. Tai dinaminis komponentas, ypatingai jeigu, kaip sakant, atkertat gerą dinaminį komponentą, tai kaip langai, duris. Labai geras dalykas greitai įdėti į pastatą ir nereikėtų žaisti su rėmų storiais. Bet kaip ir minėjau, gali būti kaip pavyzdys, čia pasisiuntėm ir čia rašo viską centimetrais. Bet jeigu kūrė amerikietis, gali būti, kad šitoje vietoje rasite inčius, futus ir visus kitus dalykus. Gali atsirasti tam tikri nepatogumai. Tai tenka įprasti, kad dinaminių komponentus mes, kai kūrėm, arba kai naudojam, reikėtų įsivertinti, kaip jie buvo sukurti, ar mums tinkami, ar nebus, kad pajudinam, jisai visas išsidarko. Dabar papildomas pastebėjimas, jeigu jums netinka modelis, jo koreguoti paprastuoju būdu neina. Kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes parsisiunčiam paprastą modelį, tai mes prie paprasto modelio galim atitinkamai, tarkim, yra duris, galime prieiti prie durų ir aš galiu, kurią noriu durį dalį keisti, pavyzdžiui, nusprendžiau, kad čia turėtų būti šitai. Ir aš galiu pakeisti. Tuo tarpu, jeigu sugalvotume dinaminių komponentų keisti rėmą, jų atrodymą, tarkim, nubriaunuoti ir panašiai, greičiausiai tai pavirstų į vieną didelę bėdą. Tai tada, ką daryti tokiu atveju, jeigu mes turime norimą modelį, bet jisai mums vis dėlto kažkiek tik netinka. Tai realiai buvo du pasirinkimai. Tai pirmas, ieškoti kito. Kad ir kaip bebūtų, tai yra pasirinkimas, tiesiog ieškom kitą, randam to, ko reikia. Bet jeigu jau labai prisirišam ir mums reikia būtent šito modelio, kitas variantas yra, jeigu norėčiau pakeisti ir man jis jau įdėtas į namą, tai mes galim jį išexplodinti. Tai paspaudus dešinę, aš galiu paspausti modelio explode ir tinkamai jį galiu išardyti. Bet čia labai svarbu paminėti, kad šitas modelio išexplodinimas, reiškia išardymas, jisai panaikina visą dinamiką, kad ir kokią jis beturėjo. Tai realiai nuo to taško jis viskas. Jis tampa paprastas modelis, lyg būtumėt susikūrę patys. Dabar papildomas momentas, paspaudus explode, pavyzdžiui, jisai išexplodino, paspaudžiame explode, jis explodino ir dabar kaip nebėra jo kaip dinaminio komponento ir atėjus ir pasižymėjus, jisai nebeturi tų visų opcijų. Ir dabar aš galėčiau pradėti keisti, tarkim, rėmą, dėdėti savo norimą detalės ir panašiai. Tai kaip ir turėjau originalų modelį, jį išardžiau ir jį galiu pilnai keisti. Labai svarbu paminėti, kad visa šita yra negrįžtamas procesas. Tarsime, jeigu aš padariau explode dinaminį modelį ir sugalvojau, kad vis dėlto norėčiau grįžti prie opcijų, tai realiai jums reikėtų iš naujo jį parsiųsti, arba jeigu turime jį atskirai išsisaugoti, atitinkamai galėtume jį vėl naudoti. Bet sugrąžinti tiesiog paprastu atveju vėl padaryti į dinaminių, tai neišeis. Tai čia dinaminiai modeliai. Tai reikia juos labai tikrinti, tai yra žiauriai gerų modelių ir yra modelių, kurie tiesiog daro nesąmonės. Ir jeigu sugalvotumėte ateiti į Window ir Component Options ir Component Attributes ir Component Attributes ir jį tvarkyti, tai čia, žinokit, toks atskiras dalykas, kurį reikėtų šiek tiek pasimokinti. Gal koks ChatGPT tikrai padėtų, bet čia yra reikalų suprasti, kas su kuo ir panašiai. Tai reikėtų įsivertinti, jeigu sugalvotumėt vis dėlto kurti dinaminį komponentą, reikėtų įsivertinti, ar verta. Jeigu čia dėl kelių langų ir darote interjero projektą, aš nerekomenduočiau. Daug darbo, daug testavimo ir galutiniam variante klausimas, kiek bus panaudota. Tai daug darbo beveik dėl nieko gali atsitikti. Bet iš kitos pusės, jeigu jūs esate gamintojas, jūs gaminate staliukus, gaminate kokius nors fasado elementus, langų elementus, durų elementus ir panašius dalykus ir norėtumėt, kad
į jūsų produktus naudotų SketchUp bendruomenė, bet tada labai verta pagalvoti. Tada jūsų produktą galėtų panaudoti tokį, koks yra, su jo esamom kombinacijom, jeigu yra skirtingos, atitinkamai parametrai ir neitų jo dydžių pakeisti iki nerealių. Tai realiai, tas žmogus, kuris padarė, tarkim, interjero ar ten eksterjero projektą, galėtų tiesiai pas jūs užsakyti jūsų produktą ir netgi pačiam SketchUp'e matytųsi tiksliai kokius komponentus panaudojo ir kokio dydžio yra ir kiek vienet ir panašiai. Tai čia toks dviešmenis peilis. Kartais kurti gali būti visiškai nenaudinga ir nesukursi jokios vertės, o labai daug laiko gali kainuoti. Ir paėmus atvirkščiai, gali būti, kad sukursite labai gerą produktą savo esamiem ar būsimiem klientam, ir aišku, SketchUp biblioteką praplėsite. Dabar, kaip ir minėjau, dėl produktų ir modelių skirtumo, čia dar norėjau parodyti vieną pavyzdį, kad kai čia siunčiam gamintojo modelį, tai jisai yra scale ir jisai yra sutvarkytas ir sužiūrėtas. Tuo tarpu, jeigu mes tiesiog pasisiunčiam atsitiktinį modelį, kur slypi pavojai. Pavyzdžiui, turiu tokį modelį, ir jį pažymėjus jo bounding box, tai yra jo ribos, kiek jisai užima kaip modelis, rodo man tokią ribą, nes čia kažkas yra palikta, kažkas daryta. Tai pasižiūrim prie outlinerio, matau, kad čia įvairių dalykų yra, pavadinimai nedėti, biški komponentų, biški grupių dėta. Tai neretu atveju mes tokį galim prasisiųsti mini šiukšlyną. Dar patikrinkim, gal ir tagų įvairiausiai yra. Jo, panašu, labai tagų visokių pridėjo. Tai kartais tokius modelius galim tvarkytis, pavyzdžiui, aš galėčiau jį tiesiog išexplodinti, čia mačiau visokių nematomų detalių pilna yra, ir toks jau modelis gali kelti man įvairiausių rūpesčių. Ir ypatingai, jeigu nesu pažengęs vartotojas, pilnai komponentą susitvarkyti modelį gali tapti labai sudėtinga. Tai irgi pamatom, kad kažkaip keistai elgiasi ir sprendžiam, ar tas modelis vertas yra mūsų darbo, ar tiesiog greičiau būtų naujas susirasti. Tai čia reikėtų irgi tokius dalykus įsivertinti. Tai models bendruomenės modeliai, products yra gamintojai, tai įmonės, kurios kūrė tam tikrus gaminius. Dynamic component gali būti tiek modelis, tiek produktas, reiškia tiek įmonės gali kurti dinaminius komponentus ir tiek SketchUp bendruomenė ir vartotojai gali kurti dinaminius komponentus. Tai reikėtų irgi įsivertinti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tada važiuojam dar šiek tiek toliau. Tai turime live components. Live components yra dar kitokia istorija. Pirmiausia, kad jeigu tai pažiūrėjus istoriškai, tai pirmiausia buvo dinaminiai komponentai. Tai dinaminiai komponentai, ką tik apkalbėjom, kokių jie turi niuansų. Tai kaip ir su live components, tai jie yra tam tikra prasme dinaminiai komponentai. Tik jie jau turi savo atskirą, tvarkingai dedikuotą user interface, jie yra šiek tiek kitaip ruošiami ir pasižiūrėkime, kas tai yra. Tai čia yra prasiųstas live component, to iššoksime ir į warehouse. Ir pasiemus live component, realiai irgi tai pasižiūrėjus į outlinerį, rašo vienas objektas, sliding window, ir realiai pažiūrėjus didelio skirtumo nėra. Dabar kur prasideda jo opcijos? Ir jeigu irgi nueitume prie component options, prie component attributes, mes iki galo čia nieko nematom, nieko nėra. Tai live components, viskas gyvena prie entity info. Tai dešiniai pusėje turiu entity info ir čia atsiranda žodis configure, nustatyti. Ir pavyzdžiui, paspaudus ant šito, čia nėra, čia nėra, čia nėra, čia nėra, o čia yra. Ir paspaudus configure, mums atitinkamai atsiranda komponento opcijos, kur leidžia keisti gyvai šitą objektą ir matyti, kaip jisai keičiasi, kokius elementus jisai turi, ko mums reikia, ir kiekvienas objektas turi savo unikalius nustatymus. Tai nueikim čia ir vėl nueikime prie 3D Warehouse. Ir dabar įveskim, pavyzdžiui, irgi vėl kokią, tarkim, sofą. Ir atėjus prie sofos mes matom dynamic, nes dinaminiai komponentai šiuo metu yra filtruojami, išfiltruokim. Ir pavyzdžiui, yra sofa yra live. Ok, čia rodo, kaip jinai atrodo. Paspaudus ant šitos sofos, mums rodo ir trumpą aprašymą, ir trumpą video, kaip jinai veikia. Ir mes galim pasispausti download, įdedam į SketchUp'ą, parsiunčiau, ir pasileidžia jo opcijas. Čia tiesa neįsigaskit. tą langą galite išjungti ir jisai visą laiką bus prie Entity Info. Tai prie Entity Info mes jį galim bet kada vėl aktyvuoti. Ir mes pasirenkam atitinkamai, koks turi būti plotis, koks turi būti gylis, ir pavyzdžiui, pillow reikia, nereikia,
ir atitinkamai pasidarom, kad jinai yra platesnė ir atitinkamai jisai perskaičiuoja, pažiūrėkite, kuom skiriasi objektai tam tikrai atsiranda, dingsta, pavyzdžiui, pagalbės, jeigu jau tokio ilgio yra sofa, tai turim 2 pagalbės, kurias galima atitinkamai išjungti, bet jeigu aš pradedu mažinti, ploti, nuo tam tikro taško pažiūrėkit, dingo ir atlošo 2 dalis, tapo 1 ir atitinkamai sėdimoji dalis ir pagalbės yra 2, o jeigu dar važiuosim ir pagalbės dingsta. Tai live komponentai turi savo unikalias opcijas ir jie yra, taip galėtume įvardinti, labai kruopščiai paruošti, labai tvarkingi modeliai. Dabar iš karto, aišku, minusai. Tai gal realiai sakyčiau, pagrindinis minusas jų tiesiog kol kas mažai. Tai sąlyginai tai yra naujas dalykas, dėl to tų live komponentų yra, bet jų nėra dar super daug. Laikų bėgant, aš manau, jie sudarys labai didelę masę, ypatingai tokiose sudėtingose vietose, pavyzdžiui, kaip virtuvinis. Tai virtuviniai stalviršiai, spintelės, stalčiai ir panašiai, ir ten dinaminiu būdu keisti virtuvinį. Tai yra kažkiek variantų paruoštų, bet aš manau, laikui bėgant tai tiesiog taps absoliuti norma, kad nereikia kiekvieną kartą viską perkurti. Ir čia vėl grįžtam prie to, kad live komponentus taip pat galima kurti ir įmonės, kurios užsijima, tarkim, įvairių spintų gaminimų, virtuviniais ir panašiais dalykais, galima kurtis ir live komponentą. Tai va, tai čia tokia įdomi paieška, tai reiškia įvedus bet kokią paiešką, reikėtų įsivertinti, ko mes ieškom. Paprasto modelio, gamintojo modelio, ieškom pagal daiktą arba ieškom pagal įmonės pavadinimą, jeigu mes žinome kažkokį brandą ir tada nusprendžiam, ką su jais darom. Tada dar toks biškis skirstimas yra catalogs ir yra collections. Tai paspaudus ant catalogs, mums rodo gamintojų katalogus. Ir pavyzdžiui, pasispaudus ant kažkurio gamintojo, o čia atitinkamai, žiūrėkit, rašo King Kitchen Thailandas, Luxury Doors ir panašiai, tai čia realūs gamintojai. Ir atėjus pas gamintojus, mums atitinkamai rašo apie šitą gamintoją, ką jie turi ir ką jie atitinkamai gamina. Ir dabar va šitoj vietoj mes galim pasispausti, pavyzdžiui, Doors, mums numeta į atitinkamus duris. Šiuo atveju vėl įmeta įvairius gamintojus. Tai dabar grįžkim šiek tiek atgal. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, turime gamintoją, va čia paspaudžiu ant gamintojo. Ir prie kiekvieno gamintojo jisai turi savo catalog, tai rodo, kokį katalogą jisai turi. Ir rodo, kokius jisai turi modelius. Šitie modeliai yra klasifikuojami kaip produktai, tai reiškia, jie yra gamintojo sukurti. Ir turime collections. Tai collection yra tam tikrų produktų kolekcija. Tai va kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Glazed Fire Doors, paspaudžiant šito, ir va čia yra atitinkama kolekcija, kur yra surinktos vien tik vienos kategorijos durys su skirtingais sustatymais, ir čia va jie turi savo atitinkamai tiek kolekciją, tiek atitinkamai turi katalogą. Tai va atėjus prie kiekvieno gaminto galite pažiūrėti, kiek iš jo ateina įvairiausių modelių. Tai va, katalogai, modeliai ir pasižiūrim, kad jie yra klasifikuojami kaip produktai. Va, tai labai įdomus reikalas, mes galime ieškoti iš karto to gamintojo, pavyzdžiui, man reikia to gamintojo, kokius jis turi langus. Tai greičiausiai bus paruošęs kolekcija. Dabar važiuojam dar šiek tiek toliau. Tai čia viskas vyko dabar tekstinė paieška ir sąlyginai neseniai turime naują funkciją, kur leidžia ieškoti pagal paveiksliuką. Tai čia dabar scenarius būtų toks. Tai reiškia, turime kažkokius paveiksliukus, kurie mums patiko iš įvairiausių šaltinių. Kažkur įsigūglinom, gal panaudojom Pinterest, radom įvairių dalykų ir mes norėtume turėti tokius modelius. Ir mes galime ieškoti pagal paveiksliuką. Labai panašiai tiesa turi ir Google'as, kad esate ieškoję pagal paveiksliuką, tai 3D Warehouse'as irgi tai turi. Tai pavyzdžiui, pasispaudžiam ant paveiksliuko. Ir čia galime įkelti atitinkamą paveiksliuką. Tai leidžia, pažiūrėkite, įmesti linką, tarkim iš Pinteresto, iš Google ir panašiai. Leidžia drag and drop, tai aš galiu tiesiog įmesti, arba galiu paspausti browse, pasimti, pavyzdžiui, kokį noriu paveiksliuką ir pagal tą paveiksliuką ieškom. Pavyzdžiui, aš radau, tarkim, tokią lempą ir būtų įdomu, kokių pasirinkimų turiu. Spaudžiu open. Jisai atitinkamai rodo, kaip mūsų paveiksliukas, jisai yra apkirptas, galėčiau, jeigu, pavyzdžiui, yra kropas ir aš ieškau
šito šviestuvo. Bet aš žinau, kad ieškau šviestuvo. Bet jeigu gal, pavyzdžiui, gal kitas pagal tą patį paveiksliuko ieškos vazos, tai mes atitinkamai galėtume išsikropinti ir, pavyzdžiui, gal aš ieškau vazos šiuo atveju, o gal ieškau tik šviestuvo. Tai čia toks kropinimas, kad būtų jam šiek tiek lengviau suprasti ir jūs realiai pasakot, ko tiksliai ieškot. Ir atitinkamai jisai meta variantus, kokius jisai ieško, rašo 32 rezultatai. Čia, kai kropą padariau, nepaspaudžiu apply. Okay. Taip, ir jisai rodo, kokius variantus jisai randa. Tai nėra, kad jis randa super tiksliai, bet pradžia visai neblogai yra. Tada galim dar kartelį pamėginti. Paspaudžiu browse, pasiimkim, pavyzdžiui, sofą ir ieškau pagal sofą. Atitinkamai rašo, kad rado 24 variantus, galėčiau įsijungti atitinkamus filtrus, dabar jis ieško per visas kategorijas ir visų modelių galėčiau irgi klasifikuoti, kad ieško būtent kažkokių. Ir jisai pagal šitą ieško ir atitinkamų variantų randa. Dabar, pavyzdžiui, pažiūrėjus pagal paveiksliuką, tai šitas yra labai arti tiesos, kurie dar netgi arčiau tiesos yra. Ir atitinkamai galime ieškoti pagal paveiksliuką. Papildomas pastebėjimas, kadangi jis randa produktus ir pavyzdžiui, yra iš karto ir gamintojai, tai jeigu radom gamintoją ir kuris jau turi maždaug mums tinkamą produktą, reikėtų pažiūrėti, gal jis turi daugiau. Gal rasim dar tiksliau, pavyzdžiui, atradau, šitas lyg panašus, ko ieškau ir žiūriu, yra gamintojas. Einu pas gamintoją ir žiūriu, kokius modelių turi. Ir šitas gamintojas turi begalę modelių. Tai gali būti, kad ieškot kaip pavyzdys sofos ir radot sofą pas gamintoją kažkokį. Ir po to radot, kad jis turi visą modelių kolekciją ir prie to sofos eina staliukai, kilimai, interjero elementai ir panašus dalykai. Tai čia reikėtų irgi tokį dalyką įsivertinti, kad pradėjome ieškoti nuo vieno dalyko ir pabiškai galime klasifikuotis kitaip. Tai tikiuosi po šito pasiaiškinimo, kaip Warehouse'as veikia, tikiuosi jūsų paieška modelių bus kur kas lengvesnė. Tai reiškia, nuo šiol ieškom labai gudriai, pradžiai pagalvojom, ko ieškom ir žinom įrankius ir žinom, kaip ieškom ir ieškom geriausio savo tinkamą modelių. Sėkmės naudojant Warehouse'ą.